įdomu pačią nuomonę apie neredaguotą patį kontą, neskaitant trumpizmo. Per šališkas į dešinę man yra labai... Nėra tvarios episteminės praktikos pasaulėžiūra, nėra tvarios episteminės praktikos ten svečiai daugumą atvejų ir realiai vieno tokio burbulo svečiai. Vienos pusės, vieno burbulo svečiai. Man atrodo, taip kaip, pavyzdžiui, Laisvės TV yra šiek tiek į kairę nuo centro, taip neredaguota ir tas burbulas yra ne šiek tiek, o biškai daugiau į dešinę nuo centro, bet jie nėra radikalai ar dar kažką, tai tipo jo, aš gal taip, bet jie turi ten veidų tokių kaip Sinica, kur yra marginalas, ten visiškas, bet jie kaip ir prijaučia jam kai kuriais ten klausimais ir panašiai, bet jo. Gerai tai tiek, kai jie praktiškai be išimčių visi už Lietuvą, iš tikro, ne Rusijos pusėje. Tai tas yra gerai. Bet daug ten intelekto kažkokio, nežinau, ar teisingai vartoju tą žodį, to tenais aš nelabai pastebiu. Kiek tik tai įsijungia, žiūriu, labai šališką pasaulėžiūrą, kur trūksta esminių detalių ir todėl jie susidaro ten pozicijas, ten, man atrodo, įvairiais klausimais. Aš nepasitikėčiau to mąstymo procesu, kuris priveda prie tokios jų pasaulėžiūros ir ideologijos, nes ten, kaip matau ir kaip suprantu, yra tas informacinių, kaip čia, burbulų trūkumas ir panašiai. Ir tada jo, jaučiasi, kad tos kitos minties pas jos nelabai yra. Praškai jokioje laidoje ir jokiam tam podcaste visą laiką bus plius minus į vieną tą pusę. Ko turbūt galima kaltinti daugą, bet jie toliau nuo centro į dešinę, pagal tą vertybinę skalę, tarkim, negu aš įsivaizduočiau, kad turi būti. Nes, pavyzdžiui, mane Laisvės TV, irgi aš nežiūriu. Man yra per daug į kairę nuo centro, negu aš norėčiau. Bet yra mažiau į kairę, negu neredaguota tas burbulas. Bet jo, aš sakyčiau, kad čia yra viskas gerai, tipo, fine. Nes lygiai taip pat ir toj kairiai pusėje paieškosim ir bus labai daug neracionalių žmonių, kurie gal vertybės tas turės tokias, bet paklausi, kodėl jie turi ir nesugebės paaiškinti. Tai tipo, čia yra viskas fine. Aš nepritariu jiems, pasaulėžiūra, man atrodo, ten trūksta tų visų dalykų ir iš mąstymo pusės ir iš kaip reikia pagrįsti šis informaciją ir tada jeigu jie taip mąstytų, jie neturėtų tų, bet jie tiesiog kitaip žiūri, bet jie nėra radikalai kažkokie ten dauguma, nei kažką, tai aš nematau ten ypatingos problemos, tiesiog ten yra tas sveikoji dešinė, man atrodo, kaip jo, atmetus gal tos Sinica ar ten vieną kitą veikėją.